Šiandien pasikviečiau 5 savo subscriberius. Jų užduotis bus pataikyti iš šios vartus. Tik yra vienas kabliukas. Aš būsiu vartininkas ir pabandysiu juos saugot. Ir patikėkit, lengva nebus. Prižadu. Einam, parodysiu dabar jums kokios mašinos, kokie monstrai šiandieną čia dalyvaus. Turim pirmą monstrą, Ankara Messi, yra žinomas kaip Žygimantas. Sveikas. Sveikas. Parašė, sudalyvauti atėjo. Ko čia atėjo? Pasim pinigų? Parodyti Lietuvai, kaip gali spardyti? Padalyvau šiek tiek. Laisvas apčiadinis buvo, ko neišnaudoti su sportu. Taip, labai teisingai. Gal pamatysite kokią komandą, kaip baisiai spardo, baisiai šaudo. Paimkite, šitas geras, aš jums sakau, pasitikėjim manim. Toliau turime Ernestą. Taip, teisingai. Ernestas, 16 metų, taip? Ne 16 jau. Šiandien yra mano gimtadienis. Taip. Sueina 18. Šiandien sueina 18, Ernestas šiandien sueina 18 gimtadienis. Kaip geriau praleis gimtadienį negu pas balaklavą? Žinoma, faktai. Pamačiau storiukus balaklavos. Iškart prašpiliau. Malonus feedbackas, atrašė. Atlėkiau, laiku, paspardysim, duosim vaizdų. Bus va. Visada, hebra, visada. Gerai, keliaujam toliau. Turim naujų. Arsenalo žaidėjas, taip? Norėčiau būti. Su piršinėm pasiruošęs. Bucai irgi pritaikyti prie maikutės. Tai ką, kiek manai suspardysi šiandien? Du norėčiau įmušti bent. Du norėtum įmušti, okei. Bet pamatysim, kaip bus. Okay. Pažiūrėsim. Vieną reisim įmušti, o paskui žiūrėsim. Gerai, toliau einam. Toliau turim Aleksą, kuris labiausiai pasiruošęs atėjo. Aš galvoju, mes žaisim stalo futbolą dėl to. Stalo futbolą? Neparašiau, hebra, neparašiau aiškiai. Tai ką, Ernestai, aleiksai. Batus užsirišau biškai. Jo, bet antrą irgi užsiriškai. Baimė. Ar tu nespardysi? Spardysiu visų abiejais. Okay. Kiek nori pasimti pinigų? Noriu pasimti 500. 500, tiek nelabai eina laimėti, bet... Okay. Ir paskutinis mūsų dalyvis. Viktoras. Nepamirškime Viktoro. Sveiki. Man vardas Viktoras ir man šalta. Visi apšilnėja, Viktoras, jisai psichologiškai pasiruošė, jisai žiūri, stebi, analizuoja, kurį kampą geriau mušt. Tai va, viskas, kaip ir visus pristatėm, apšilo, vyrai visi apšilo, šilti, aš irgi jau šiltas porą valandų, galim pradėti, važiuojam. Čia, kai matot, yra 5 šiandienos challengeriai, monstrai, 5 žvėrys iš visos Lietuvos atvažiavę. Pabandys surinkti, iš viso galės laimėti 350 eurų. Pažiūrėsim, pradėsim nuo 11 metrų, eisim į čia ir paskui dėl 200 eurų pereisim į 27 metrų liniją. Tai va, viskas. Važiuojam. Aleksas pirmas. Aleksas dėl 50 eurų, važiuojam. Turi duot. Oi. Ei. Nu, davai. Ilgiau ruošiasi negu būšo. Pasirodo, nėra taip gal ir sunku. Dabar mes visi neįmušim. Na kągi, Viktoras, dėl 50 eurų važiuojam. Nori. Pažiūrėsim, ką gali. Viktoras šaus dabar Lionel Messi, pakramės. Ten šausi gerai. Kol Čia? atsikūtės muš. Nu. Gerai. Ai! Oi, krito? Sveikinu, Viktorai, 50 eurų. Buvo ar ne, nemačiau. Rimtai taip papraleidai. Ai, gerai. Aš net nežinau, ar Viktoras suprato, kad 50 eurų ką tik laimėjau. Trečias dalyvis jau prasideda, jau klasė dabar aukštėja, lygis didėja. Nu, važiuojam. Pydysas? O čia vat, padėkit. Ką, po kol kas 3 iš 3 visi pataikė. Dėl 50 eurų. Ketvirtas dalyvis, negali nepataikyti. Per dideli vartai. Žygimantas 5 dalyvis dėl 50 eurų. Paskui eisim prie 100 eurų linijos. Na, aš taip ir įsivaizdavau, kad čia turėtų visi sumušti. Gražu. Pasaulio čempionai. Gerai, einam prie 100 eurų linijos. Visi pataikėt, sveikinu, 5 iš 5. Šaunuoliai. Pasiruošęs? Jo.
Gerai, reikia susikaupt biškį. Ei! Galima permušt, prašau. Nepasisekė, nežinau. Liūna jau biškį liūdesiukas kyla. Pirmas minusas. Žiūrėk, bet šitas ne dėl pinigų, bet žinau, kad antras būtų įkritęs. Turėjai savo šansą, seni, turėjai savo šansą. Ok. Antras dalyvis, važiuojam, Viktoras. Dėl 100 eurų. Po kol kas nei vieno net laikiau dar. Reikėjo mušt kolėje. Ar tu pasiruošęs? Ne. O tu? Aš užtat pasiruošęs, važiuojam. Tavo gerai tada. Seni, tau taip sekasi. Garantuotai. Duodu garantuotai, ne tas pirštinės susidėjo. Žieminės pirštinės susidėjo. Gerai, porą praleidom, dabar jau rimtai žaidžiam. Nu toks. Man pačiam nepatiko, bet secured. Kišenė secured. Aš ne fulioras, hebra, aš ne fulioras, džiaukitės. Davai per klyną irgi. Nežinau, šitas jau 200 km/h greičiu gal. Žygimantas dėl 100 eurų važiuojam. Nu, davai. Varom toliau. Negaliu padaryti, hebra, nieko negaliu padaryti. Kamuolys skrenda 300 km/h greičiu. Šviesos greitį vos nepasiekė. Galiu susukęs, man atrodo, stovėti. Bet dabar jie spardys nuo 200 eurų linijos, kur, manau, jau turėčiau pagauti vieną ar kitą. Važiuojam. Gal skambutį galiu? Iš tos pusės ar iš šitos? Rinkis. O galima iš vidurio? Iš vidurio? Nu, blem, tu su Air Force'ais galim tau padaryti išimtį. Ok, 200 eurų, seniai. Iš čia, jeigu įmušu 200 eurų. Plius 200 eurų iš čia, jeigu įmuši. O jeigu neįmušu? Jeigu neįmuši, išeini namo su 5 eurų. Bet man jau liūna, man jau baisu bus. Nu, davai. Man taip gal? Bandom. Jo, užsisuk. Taip va. Tokią vėl galimybę turėjau. Gal įredenti balaklavą į vartus? Jeigu įredensiu balaklavą į vartus, tai... Nešvariai žaidi, seniai, nešvariai žaidi. Jokauju, pats susisukau. Gerai, Viktoras. Trečio klyno neprasileisiu, jau būtų negražu. Prašau, iš kurio šono muši? Iš ten. Ok. Iš kairės. Tau tai iš dešinės. Jo. Viktoras, jeigu šitą pataiko, turi 350 eurų. Jeigu pataiko. Važiuojam. Bet jeigu nepataiko, vis tiek gausi pinigus. Pasitikit manimą, ne? Jei nori pataikyti, žinai, kur reikia mušti. Ei! Ką, Viktorai? Ne, nu bet tai klynas, tai galėjai pasilengti, nu. Ne taip, kaip nesužetas, čia nesužetas. Čia tikri faktai, mes nejuokaujam. Gerai. Trečias dalyvis, 200 eurų, seniai. Prasideda rimti pinigai. Tikrai. Muši iš čia? Iš kairės. Iš kairės, ok. Daugiau man iš kairės patinka. Ok. Tai planuoju išeiti su maksimalia suma 350 eurų? Tikrai norėčiau, žinai. Okay. Toks, būtų malonu. Kišenė jaustis geriau. Aš to palinkėsiu sėkmės, seniai, bet savo irgi. Ačiū. Nes jau darosi nebejuokinga. Šitai. Tai jo, aš ir taip, aš tiesiog nusku, kad į vardą. Oho. Na, iš toli. Čia su jum nejuokai. Tikėjausi, kad peršok. Bet geras buvo, ranką Pajautė. ranką pajauti. Nojus? Iš kairės pabandys. Iš kairės pabandysi, ok. Tu, man atrodo, irgi būtų sumušiai, taip? Taip, būdu. 300 eurų. Man įdomu, ar kažkas išeis su maksimalia suma. Aš manau, kad šitas arba Žygimantas paskutinis bičiukas. Mes jau Maikę turi, aš jau pavargęs. Važiuojam. Gal jau virš.
Yra. Arsenal. Saka. Labai gražiai. Labai gražiai. 300 PM nojus. Manau, Žygimantas nori to paties. Norėčiau visai. Bandysim kažką pasiekti. Nu ką, būna sekas, būna kas sekas. Paskutinis smūgis tavo šiandienos. Ja, šiandien jo, gal ne karjerai. Tikiuosi nekarėdavo. Ką, 15 smūgis, paskutinė linija. Gali pasimti 350 eurų. Galiu. Nu, bet ir nepasimsiu, nedidžiausia problema. Jokios spaudimas, seniai, bet būtų gražu. Pasiruošęs? Maladės, beveik. Ką, šaunuoliai, bachūrai, suspardėt. Mano galva pavargo. Nieko. Tai ką, visi pasiėmė nemažai pinigų. Dabar padarysim paskutinį minigeimą. Crossbar Challenge. Pirmas pataikęs laimi 100 eurų. Važiuojam. Aš tarp kitko irgi žaisiu. Gerai, šitas bičiukas, užtenka jam 5 eurų. Man pakanka 5 eurų, aš... Jisai pasikvietė draugelį, kuris geriau spardo, nori, kad uždirbtų jam pinigų, bet tikiuosi pasidalinsit. Taip. Jeigu uždirbs kažką. Aišku, pasidalinsiu. Ok, viskas, važiuojam. Prašau, pakvies savo draugą. Įvežkite į sceną draugą. Draugas kuo vardu? Irgailas, sveiki. Supratot. Ok. Šitą dedikuoju visiems savo subscriberiam. Visiems žmonėm, kurie laikina, visiems žmonėm, kurie čia susirinko. Šitas dėl jūsų, hebra. Pamiršit, ką sakiau. Salėje ramybėj susikaupimas. O, eik tu sau. 100 eurų. Eik tu, tai jūs neapkaukit. Nebeturim kamolių, wow. Kaip taip įmanoma, 2 iš eilės? Kaip čia nuimt, galima iš tikrųjų paprašyti ir nuims, bet taip būtų neįdomu. O jeigu vartus padėtumėm čia, jūs užsiliptumėt, tai kur kažkaip va. Ai va, jau turim vieną protingą. Prašau, šito nepakartojam. Crossbar Challenge continues, važiuojam. Dabar laukiam bičiuko, kol nulips, jam liko spirt. Viską pats padarė, wow. Kai Mesis atbėga, užbaigti Crossbar Challenge, pasim 100 eurų ir išeit su 450 eurų, važiuojam. Ankara Messi, gol. Golas, bet ne ten, kur reikia. Viktoras, važiuojam. Viktorai, viskas ant tavo pečių. Viktoro pečiai stiprus, kaip matom, galim kažką. Bent jau įvartis. Ką? Panašiai kaip aš. Šaunuolis, šitai komanda. Kas ieško į komandą narių Crossbar Challenge, pasimkit. Ką aš pasimčiau, ką aš per žvėrį surinkau, karočią. Ką, viskas, hebra? O dabar viskas surenkam ir bėgam, greičiau, kad nereikės duoti pinigų. Tarp kitko, hebra, daug kas komentaruose susirūpinę ir rašo, kodėl pas balaklavą tik taip po 5 ir po 10 eurų kupiūros. Tai šiandien, kad visus nuramint, pasiėmė po 50. Dabar tikiuosi bus jums ramiau. Gerai, tai tau, Aleksai, 50 eurų. Taip. Daug neuždirbai, bet draugas uždirbo daugiau. Galėjo būt blogiau. Viktorui, 150. Kur tokias kupiūros? Nebe po 5. Tau irgi 150, wow. Truputėlį gaila, nežaidi tai labai gerai. Nu, jau, susivarino ant to trečią, bet. 150, 350 iš viso, bam. Viskas, prašau, 350 tau. Ir Žygimantui, Mesis, Ankara Messi. 100 PM, 200 PM ir dar po 200. Prašau, 350 ir Crossbaro laimėtojui. Žmogui iš minios, kuris čia net nedalyvavo, tiesiog atėjo pramušti 100 eurų. Prašau, pasidalink su draugu. Ne, šiaip pasimk, seniai, tu nusipelnai. Jaučiu, jūs įsiaiškinsit.